Šiame video parodysime, kaip atlikti pilną sandorį. Pradžiai, sukurkime stebėjimo sąrašą. Čia galite pridėti savo mėgstamiausius instrumentus ir juos stebėti. Pasirinkite 3 taškus viršutinėme dešiniajame kampe. Spauskite New Watchlist ir tuomet sukurkite pavadinimą. Pavyzdžiui, Vokietija. Dabar spauskite Add Instrument ir paieškos langelyje suraskite norimus instrumentus. Pridėkime Boss ir Bayer. Tai padarę, galite spausti ant instrumento ir tuomet mėlyną mygtuką Buy. Pasirinkus Market Order, šis sandoris bus įvykdytas už dabartinę rinkos kainą. Mūsų pavyzdyje mes ir naudosime Market Order, tada pasirinksime kiekį, pavyzdžiui 2 akcijas. Visgi, jei pasirinksite Limit Order, tai jums reikės nurodyti aukščiausią kainą, už kurią norite pirkti ir taip pat, kiek laiko galios šis nurodymas. Laukelyje Time in Force pasirinkus Good till Cancel. Šis nurodymas galios iki kol bus atšauktas. Jei norite pasižiūrėti apie šio sandorio informaciją prieš jį įvykdant, spauskite ant apačioje esančio mygtuko, spauskite dar kartą ir informacija bus suskleista. Dabar galite braukti į dešinę ir jūsų sandoris bus išsiųstas į rinką. Grįžkime į portfolio. Skirtuke Positions galite matyti visas savo pozicijas. Skirtuke Orders galite surasti įvykdytų sandorių arba nurodymų sąrašą. Na, o paspaudę ant jų, jums bus parodyta visa to informacija. Galite pridėti limit nurodymą, jei norite papildomai nupirkti arba parduoti šio instrumento. Galite pridėti stop nurodymą, jei norite nustatyti kainą, kuriai pasiekus, išeisite iš pozicijos su nuostoliu. Pavyzdžiui, uždėkime stop nurodymą už 27,31 euro kainą, kuris galios iki kol bus atšauktas. Dabar nueikite į savo Orders skirtuką, kuriame galite matyti šį nurodymą. Pasirinkus, šį nurodymą galima modifikuoti arba atšaukti. Norint galutinai išeiti iš savo pozicijos, visų pirma, atšaukite visus nurodymus, tuomet pasirinkite instrumentą, paspauskite Sell. Pasirinkdami Market nurodymą, jūs parduosite už dabartinę rinkos kainą, nebent pasirinksite Limit arba Stop. Įveskite turimą kiekį ir braukite. Instrumentas parduotas. Ačiū, kad klausėte.